Nepaslaptis, jog moksleiviai baigę vidurinę mokyklą vis dažniau pagalvoja, kokiągi specialybę studijuoti, kad būtų karjeros perspektyvos. Kiekvienas jaunas žmogus nori turėti ateitį. Be abejo, ir ta ateitis iš dalies yra siejama su sėkminga karjera. Pakalbėkime apie specialybę, kurios atstovų verslui trūksta. Jeigu dabar galvojate ir mąstote, kągi studijuosite, galbūt tai yra jūsų ateitis. Galbūt jūsų vieta yra Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Pastoviai kolegija yra bombarduojama klausimais ir prašymais, mums reikia žmonių. Inžinierių ir tų žmonių reikia stipriai daugiau negu pas mus studijuoja. Pasirinkimas darbo vietų yra didžiulis yra poreikis. Ir čia ypatingai atkreipdėmės tie, kurie galbūt abejoja, ar verta stoti į kolegiją. Gal nerasim darbo. Rasite darbą, iš tikrųjų eilė norinčių įdarbinti pabaigusi studentą, net įdarbina studentą dar besimokantį, kas yra labai visai šaunu, nes tada studijos biški pagerėja. Studentas ir dirba tuo pačiu metu ir studijuoja. Inžinerijos absolventų yra didžiulė paklausa rinkoje. Mes iš tikrųjų galėtume ir daugiau priimti studentų studijuoti kolegijoje, tačiau pats stojančiųjų skaičius yra kol kas nepakankamas arba nepakankamai renkasi, sakyčiau, taip, inžinerinės pakraipos studijas. Žinote, atliekama tikrai labai daug namų darbų ir ne tik vieni, reklamuodami, rodydami laboratorijas ir parodydami perspektyvą specialybės, taip, bet ir kartu su asociacijomis ir verslo atstovais mes organizuojame atviras dienas, vizitus į įmonės, į kolegiją tam, kad iš tikrųjų sudominti studentus ir sugriauti mitus, kad inžinerija tai yra nešvarių rankų specialybės, kad labai daug yra fizinio darbo, ar aplinka yra neestetiška. Šiais laikais tikrai pas mumis nebėra to, kad moteriška, nemoteriška. Tikrai statybų versle, inžinerijoje yra labai daug moterų, nes pavyzdžiui statyba tai nėra tik statybų aikštelė. Tai yra projektų kūrimai, braižymai, architektūriniai pastatų kūrimai. Tai inžinerija apskritai yra labai plati specialybė. Kolegijoje yra įdomu tuo, kad yra kelios inžinerinės fundamentalios specialybės. Tai yra elektros automatikos, mechanikos, informatikos, transporto. Ir ji dengia praktiškai pagrindinę dalį to, ko pramonė reikalauja. Tai yra visi, kurie studijuoja kolegijoje, jau antram kurse praktiškai gali matyti savo darbdavius arba darbo vietas, ar nesusikurti darbo vietas patys, kaip turim kelis studentus, ir pabaigę sėkmingai tęsti savo karjerą. Tikrai didelį dėmesį skiriame strateginių partnerysčių plėtrai ir bendradarbiaujame praktiškai su visomis pagrindinėmis Vakarų Lietuvos įmonėmis ir ne tik Vakarų Lietuvos, bet ir visos Lietuvos ir už jos ribų. Pagrindinis dėmesys skiriamas yra praktikų vietų radimui ir turėjimui, taip pat projektinės veiklos įgyvendinimui, studijų programų tobulinime dalyvauja verslo atstovai, jie išsako lūkesčius dėl studijų programos turinio, kokybės, eigos, galbūt taip pat padeda remdami įrangą, laboratorijų kūrimo procese dalyvauja, konsultuodami ar nesuteikdami įrangą veltui. Stengiamės pateikti medžiagą taip, kad studentas sugebėtų naudojantis kompiuteriu suskaičiuoti ar sumodeliuoti gan sudėtingus procesus. Ir tai nereikalauja, kaip anksčiau reikalaudavo, didelių gebėjimų spręsti diferencialinės lygtis, matricas ar dar kažkokius tai reiškinius. Todėl tai yra stiprus palengvinimas. Taigi, matematika yra tiesiog įrankis. Aš esu menininkė, tai aš ko labiausiai bijau, tai yra tikslieji mokslai. Nes pirmas kursas jis yra toksai įvadinis, kur yra labai daug bendrų dalykų. Yra matematika, fizika, tai man šitie dalykai buvo be galo sunkus. Aš nuo mokyklos iki kolegijos turėjau 4 metų pertrauką. Tai kaip nemokėdama matematikos ir padarius dar tokią pertrauką, tai aš atrodo čia jau visiškai be galvos ir net nežinodama, kiek yra 2+2. Bet tikrai labai gerai dėstyti išdėsto nuo pat pradžių kiekvieną temą ir yra įmanoma praeiti tokius dalykus kaip matematika ir fizika, net būnant netiksliukui.
Ar čia kolegijoje viską išmoksit, ko reikia pabaigus kolegiją? Ne, neišmoksit, kadangi technika tobulėja, kasmet atsiranda nauja įranga ir dėja teks iki pat gyvenimo pabaigos mokintis, skaityti, studijuoti, kadangi viskas labai sparčiai vystosi. Tačiau tai, ką kolegijoje sužinosite, tai bus fundamentas, ant kurio jūs atsistosite. Tvirtai turėsit pagrindą po kojom, galėsite remtis tomis žiniomis. Tai pagrindiniai dalykai yra įvairios programos braižymo. Tuomet yra gal toks dalykas kaip konstrukcijos, nes tai yra labai svarbu statyboje. Ir įvairios statybos medžiagos, pats projektavimas, viso statybų proceso. Man įdomiausia, tai ko gero galbūt konstrukcijos, kas ant ko susideda ir kas jį laiko. Mes apskritai puoselėjame draugiškus santykius kolegijoje, žiūrime į studentą kaip į jaunąjį kolegą ir suprantame, kad kartais yra sudėtinga atrasti tinkamą ir reikalingą įmonę praktikum atlikti ir mes teikiame tam tikras rekomendacijas, bet pilna laisvė pačiam studentui taip pat yra suteikta renkantis praktikas skirtingose įmonėse, skirtingose miestuose ar net užsienyje. Kas man labai patinka, kad kolegijai mes nuo pat pirmo kurso gaunam labai daug praktikos ir mes turim labai daug laboratorijų. Tai tokie dalykai kaip statybinės medžiagos, mes ne tik teoriją mokinamės, bet einam į laboratorijas ir atlikinėjam įvairius bandymus, kaip pavyzdžiui sijojam, žvyrą, betoną maišom. Ir aišku, jau turime pirmo kurso pabaigoje praktiką netgi įmonėje. Tai galime ne tik čionais susidurti laboratorijose, bet ir išeiti į tą realų pasaulį jau nuo pat pirmo kurso. Iš tikrųjų, perspektyvos įdomios yra. Viena, kad jūs studijuojant galite išvažiuoti į užsienį pusę metų pastudijuoti pagal Erasmus programą. Dar